vaikučių fotografavimas yra sudėtingas darbas. Vadinamas ne darbas, ne fotografija, o pornografija, galėčiau pavadinti. Tai varai po prakaitų stumdai kėdės, žodžiu, tada vos negyvas puoli statyti apšvietimu, tada su šviesos matuokliu šviesą pasimatuoji, šviesos balansą su baltos popierium nusikali ir tada jau sąrašas ir sakai, pradedam, tada visus gražiai turi surikiuoti ir labai svarbu gražiai sudėlioti. Piramidės principų tarpų nepalikti, pagal ūgį, pagal spalvų gamą, mėgstinukai, visa kita, auklėtojo sodinti negalima, nes gali pasirodyti stora, tada ką? Atfotkini, tada ateina ta pati auklėtoja ir sako, mums dabar reikia mokytojus fotkinti, ateina ta pati ne auklėtojo pavaduotoja, dar direktorė susiraukusi, tada bandai sodinti, atsisėda su sijonais įsižergusios pirmoji eilėj ir bando vaidinti, kad tai yra labai gražu ir labai gerai. Tada dantis sukandęs su šypsenėlė, nors mintyse norėtųsi pro langą iššokti arba ką nors išmesti pro tą langą, tada sakai, gal galima, ponė direktorė, kojytę suglausti, žinokit, negražiai atrodo, tik susiraukė. Sakau, nes matot, aš jums atsisėsiu ant kėdės priešais parodysiu. Jūs sėdite taip, tik su kelniam, o jūs su sijonu. Net triusikai matosi. Sakau, tai gal bišį kojytės į šoniuką. Pist kojytės į šoniuką.